Labas. Kaip investicijų sritis mus lydi visą gyvenimą, kad ir kokį karjeros kelią pasirinka? Galbūt baigęs mokyklą nusprendėjai palikti tėvų namus ir išvykti mokytis, o galbūt iškart po mokyklos pasirinkai konkrečios profesijos kelią ir karjerą, nes suolė tiesiog nebeiškestumai nei minutės daugiau. Bet kuriuo atveju veikiausiai turi svajonį dirbti taip, kad tavo pensija būtų ori ir nepriklausoma nuo kažkokių vyriausybės sprendimų ir panašiai. Tokiu atveju visai nesvarbu, koks tavo akademinis išsilavinimas, svarbu kuo greičiau mokytis ir pradėti darbinti savo pinigus ir investuoti. Žinoma, investuojamas kapitalas ir kiti sprendimai labai priklausys nuo to, kokiame gyvenimo etape esi, tačiau finansinio raštingumo žinių gilinimas ir pinigų įdarbinimas visada turėtų eiti koja kojon su kitais mūsų tikslais. Patikėk, vadovavimasis šita taisyklė realiai keičia gyvenimus. Bet tai tik kalbos. Panagrinėkim keletą praktinių pavyzdžių. Tik prieš tai noriu greitai pakviesti spūstelti laiką, subscribe, mygtukus po šito video ir tai padės padidinti šio ir kitų mano video įrašų matomumą. Dar noriu priminti, kad įraše pateiktos mintis tai niekas nėra finansinis patarimas, o tai pateikiama nuomonė ir įžvalgos. Tai sprendimus visi turėtų priimti patys, vadovaudamasi savo galvą. Kaip ir nekartą sakiau ir sakysiu, kuo anksčiau pradėsi investuoti, darbinti pinigus, tai tuo greičiau pasieksi finansinę laisvę. Ir tai yra svarbi vadinamo FIRE, Financial Independence and Retire Early judėjimo dalis. Tai pagal pačio FIRE principus veikiantiems žmonėms svarbu kuo greičiau susikurti pakankamą investicinį kapitalą ir pasyvias pajamas, iš kurių jie gali ramiai pragyventi ir nedrebėti nežinioje, praradus ar pakeitus darbą. Tai toks principas tikrai neskatina pasiekus tam tikras pasyvias pajamas nustoti dirbti, nes bedarbiai žmonės tiesiog mano galva yra nelaimingi žmonės, bet tiek to. Investicijų dėka bazinės pajamas gaunantys žmonės gali džiaugtis tiesiog didesnė nepriklausomybė ir galimybėmis lengviau planuoti savo darbotvarkę. Šiandien, pavyzdžiui, net kai keliavau į studiją, apsauginis paklausė, ką aš darau šeštadienį ryte studijoje. Tai aš jo paklausiau to paties, kodėl šeštadienį ryte yra prie studijos durų. Tai kai sakau, pradėk kuo greičiau, būtų smagu, jeigu rimtai paklausytum mano šito teksto ir jeigu klaustum šiaip mano nuomonės, tai sakyčiau, kad investicinė sąskaita turėtų būti atidaryta net ir ką tik gimusio vaiko vardu. Ir aš tą savo vaikui tikrai darysiu, gal net prieš jam gimstant. Į investavimo kelią mus turėtų apskritai nukreipti, vėlgi, mano įsitikinimu, mūsų tėvai. Net jeigu naujagimio, pavyzdžiui, vardu bus investuojami ten 50 eurų per mėnesį, tai jau yra gerai, nes pinigai darbinami protingai ir pilnametystė tavo sūnus ar dukra pasitiks su pakankamai solidžia pinigų suma kišenėje arba banko sąskaitoje. Pinigų kišenėje nereikėtų laikyti. Čia apie infliaciją galit video pasižiūrėti. Bet kas atsitinka, jeigu tėvai vaikų finansinė ateitim nepasirūpina ir, pavyzdžiui, sulaukia 18 ar daugiau metų, vaikai pamato šį įrašą arba tėvai pamato šį įrašą. Nieko blogo nenutiks, tai galioja ta pati taisyklė įdarbinti savo pinigus tiesiog kuo anksčiau. Nes 30 metų amžius nėra pernelyg vėlyvas, o 18 metų nėra pernelyg ankstyvas amžius pradėti ir aš visiškai sutinku, kad ką tik pavyzdžiui, tau sukako 18, ypač jeigu gyveni toli nuo tėvų ir namų reikalų, yra begalės žodžių. O ir gyvenimu pasimėgaut irgi norisi. Ir kiekvienas. Tačiau tas gyvenimas vietoje nestovi ir kol tai suvoki, spėjai pabaigti mokyklą, pradėti dirbti ir studijuoti. Ir čia supranti, kaip stipriai vaikystėje buvo atitrūkta nuo įvairių pasaulio reikalų. Ir trumpai tariant, baigus mokyklą į studijavimo metu siūlau žiūrėti labiau ne kaip į nesibaigiančią šventę, o kaip į perėjimą iš saugaus namų lizdo į asmeninę sėkmės kūrimo etapą. Ir prieš tai, kai mano jaunesni žiūrovai pradės dabar skųstis, skubu pasakyti, kad tai tikrai nenoriu atimti dabar iš tavęs galimybės studentauti ir turėti fainą studentišką gyvenimą. Tik sakau, kad didžioji dalis visai be jokio skausmo gali mano galva sutaupyti 50 eurų per mėnesį ir pradėti kurti finansiškai stabilę ateitį, tiesiog įdarbinant savo pinigų. Ir finansiniai kelioniai svarbu sukaupiamas kapitalas, patirtis, todėl tikrai tu neprašausi pradėjęs nuo mažesnių sumų.
Bet ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, studijuojant vos pakanka to, ką gaunu iš tėvų, ir aš prisimenu save šitoje vietoje, tai man tikrai nepakako. Ir žinot, ką dariau? Susiradau darbą ir patariu tą patį padaryti ir jums rimtai. Jokių stebuklingų formulių. Tiesiog susirasti darbą. Ir dažnas dabar pradės šnekėti, kad aš Spėsiu derinti darbą su mokslais, nesąmonės. Žodžiu. Įtariu, kad ne vienas tavo kursiokas, jeigu tu žiūri ir dabar esi tame amžiuje, tai nepilnu etatu užsiima kokiamis veiklomis ir dar spėja kur nors padalyvauti. Vakarėlis, pavyzdžiui. Tai kai kurie sugeba studijuodami išlaikyti šeimą. Aš pažįstu ir tokių žmonių. Ta prasme, jie mokosi arba mokėsi tikrai sunkiose programose. Tai kur paslaptis, tai tiesiog planuoti tinkamai savo laiką. Ir kažkada aš pats studijavau specialiųjų statinių projektavimą dieninėme kurse ir dirbau pilnu etatu po 8 valandas. Čia yra paprastas pavyzdys. Dėl to mano galva visa tai, ką aš šneku, yra realu. Žinoma, aš pradėjau video nuo labai nišinės jaunuolių kategorijos, bet nepamirštu ir tų, kurie sulaukė 18 nusprendė mokslų nebetęsti ir turiu kelias žinias ir jum. Jeigu pasirinkai darbo karjeros kelią, nesvarbu, ar esi statybininkas, ar ten logistikos statybininkė, ar padavėjas, padavėja. Gali pasiekti tikrai daug, nes vien aukštojo diplomas šiaip gyvenime mažai ką reiškia. Daug svarbiau yra patirtis ir dar svarbu yra suvokti savo individualią padėtį ir susidaryti savo planą, savo tikslų pasiekimų. Ir privalumas tiem, kurie dirba, o nestudijuoja, yra tas, kad uždirbti pirmus rimtesnius pinigus pradedama gerokai anksčiau. Be to, jeigu netinginiausim, tai atrasim daug laiko ir finansų edukacijai. Ir dar daugiau nepamirškim, kad pasirinkus konkrečią darbinę specialybę po 5 ar 10 metų tavo klientais taps tie, kurie kartu su tavim baigė mokyklą, išėjo studijuoti ir tik po kurio laiko pradėjo uždirbti statistiškai daugiau pinigų. Tai ką daryti būtų geriausia tiesiai iš mokyklos suolo, pavyzdžiui, išėjus į darbą. Ir nustepsi, bet pirmiausia patarčiau dirbti kiek galima daugiau ir maksimizuoti savo pajamas pagal į darbą įdedamą laiką. Nes laikas tokiam gyvenimo etape tai pagrindinis tavo turtas, nes tu neturi dar kapitalo, bet vienintelis dalykas, ką galima investuoti, tai yra arba pinigai, arba laikas iš principo. Tai šiuo atveju investuojame laiką. Tačiau neužtenka dirbti tik tai sunkiai. Dirbti reikia dar ir protingai. Ir būti geriausiu savo veikloje ir rinktis tai, kas labiausiai paklausu. Nes tuo metu tikėtina to darbo, kurį tu darai, vis tiek nedirbsi visą gyvenimą, bet tai leis sukrauti didžiulę patirtį ir užsidirbti savo kapitalą per laiką. Idėja tokia. Tuo pat metu reikėtų griežtai sureguliuoti, sukontroliuoti ir sumažinti savo pragyvenimo išlaidas. Taupyk, pasispausk, investuok kaip galima stipriau. Pavyzdžiui, kodėl aš sakau dabar tą padaryti, daugumai tas nepatiks. Užmeskime akį į šitą grafiką. Jeigu nuo 18 iki 30 per metus investuotum 10 000 eurų, su, pavyzdžiui, vidutinė 10% grąža, iki tol, kol tau sukaks 30 metų, turėsi labai solidų kapitalą. Ir iš esmės, pradėjus dirbti nuo 18 ir gyvenant pas tėvus, galima investuoti vos ne 100% savo pajamų. O jeigu vieno darbo neužtenka, tai galima per 2 darbus varyti, yra ir tokių žmonių. Laiko dažniausiai vis tiek būna sočiai tokiame amžiuje, tai išnaudokit jį protingai ir efektyviai. Svarbiausia tik tai jo nešvaistyti, nes jeigu sugebėtum, pavyzdžiui, investuoti 1000 eurų per mėnesį, tai per 30 dienų pralenktum daugumos žmonių metinės investicijas. Taip, nes lietuviai pakankamai nedaug investuoja. Ir toks taupimo režimas yra super griežtas, tačiau pasirinkimas, iš principo, yra tavo rankose. Ir porą metų pasispausti ir paskui gyventi ramiai arba gyventi nuo algos iki algos, tai čia yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Kai man būdavo ypatingai sunku, aš primindavau savo, kad porą metų pagyvensiu taip, kaip kiti nenori, tam, kad vėliau galėčiau gyventi taip, kaip kiti negali. Tai šita frazė labai mane patrigerino.
Ir daugumai tų, kurie prieš įsiliedami į darbo rinką mokysis kokie nors aukštoje ar profesinėje mokykloje, tai egzistuoja ir kitas, pavyzdžiui, 5 eurų per mėnesį investavimo kelias. Tai natūralu, jūs negalit skirti viso savo laiko tik tai darbui, nes yra mokslai. Bet dabar dauguma sakys sėkmės Aleksandrai ir aš net įtariu čia šauksit taip garsiai, kad dabar išgirsiu per kamerą. Bet 50 eurų per mėnesį yra tas pats, kas nieko. Čia ta frazė, kurią dažniausiai girdžiu. Ir mano galva yra netiesa. Investicijose yra 3 esminiai aspektai tavo pelningumui. Tai yra pirmas dalykas – metinė grąža, su kuria tu investuoji. Antras – tai yra investuojamas kapitalas. Ir trečias yra laikas. Laiko faktorius yra pats svarbiausias, nes mes galime netgi, esu daręs eksperimentą, galime patrigubinti pelningumą, trigubai pamažinti laiką ir patrigubinti investuojamą kapitalą ir vis tiek nepasieksime to paties rezultato, net jeigu investuosime trigubai ilgiau su trigubai mažesnė rizika ir trigubai mažesnė suma. Tai šitoje vietoje tai yra nenuginčiamas faktas. Paanalizuokim viską nuosekliai. Metinė grąža, pavyzdžiui, istoriškai vidutiniškai siekia apie 10% akcijų biržų. Šitame grafike, pavyzdžiui, parodyta, kiek daug kritimo laikotarpių biržos išgyveno ir atrodo investuoti yra labai rizikinga. Bet nebūtinai. Nepriklausomai nuo laikinų svyravimų, kuo ilgiau investuojame, tuo labiau mūsų grąža priartėja prie istorinio pelningumo vidurkio, o vidurkis yra labai svarbu. Ir kuo ilgiau būsime biržoje, tuo mažiau skausmingi bus svyravimai. Aišku, svarbu pasirinkti ir tinkamas investicijas pagal jūsų arba tavo konkrečiai toleravimo lygį. Antras veiksnys – investicinis kapitalas. Tarkim, suinvestuojame nuo 18, skiriame 50 eurų per mėnesį, investuojame nuosekliai ir jau 30 būsime investavę 18 000 eurų. Čia dar neskaitant rinkos grąžos, o investuojama mėnesinė suma, iš viso tie 5 eurų atrodo niekinį. Ir sakykime, kad tos pačius 5 eurų investuojame nuo 18 iki pat 8 metų. Tai čia gaunasi 30 metų. Tai trumpiau tariant, padidinsim savo pinigų laiką biržoje, bet ne kapitalą. Per tuos 30 metų tokio niekinio investavimo vidutinė rinkos grąža mūsų investicijas užaugintų iki maždaug 100 000 eurų. Jeigu dar 15 metų, tai pavyzdžiui 50 eurų dar 15 metų, sulaukę 63 mes jau iš esmės būsime pasiekę pensijinį amžių, bet savo krepšelėje turėsim beveik 500 000 eurų. Ir čia yra tiesiog trumpas pavyzdys apie tai, kaip laikas yra daug svarbesnis faktorius už investuojamą kapitalą. O tiems, kurie skundžiasi, kad tą 500 000 surinkus, jie jau bus senjorai, pasenę, tai pirmiausia pasakysiu, kad tai yra daug daugiau, negu valstybė išmokės mums pensijų pavidalu. Ir investuodami bent 50 eurų per mėnesį mes užtikriname vidutiniškai apie 2000 eurų kas mėnesinę pensiją savo senatvėje. Bet dabar dar girdžiu šaukiant man iš už ekranų, kad infliacija ir Aleksandrai nevertina infliacijos. Tai taip, bet aš ir nedidinau pačios investuojamos sumos kartu su ta pačia infliacija ir dar geriau, aš paimsiu kas mėnesį 2000 nuvertėjusių pinigų negu apskrita nulį nenuvertėjusių. Tai paprasta logika. Maža to, pats investavimas paskaičiuotas su 50 eurų per mėnesį, tai gal ir nemaži pinigai studentui, bet kaip 5 eurų per mėnesį galima skirti 30, 40 ar 50 metų, tai mano galva rimtai dirbant nesunku skirti bent 4-5 kartus daugiau pinigų, 200-250 eurų per mėnesį. Ir kapitalas tokiu atveju visai kitaip auga. Tai kanalo naujokam, kas mato pirmą kartą šitą kanalą, skamba gražiai, bet kur man dabar investuoti? Čia yra klasika, nes kur investuoti yra tikriausiai dažniausias klausimas, kur girdžiu. Ir mano nuomonė dažnam pradedančiajam geriausia rinktis tiesiog didžiausius pasaulio investicinius akcijų fondus, ir tas parašyta ir pinigų psichologijos knygoje. Pavyzdžiui, Vanguardas S&P 500 ETF-as, kuris seka 500 didžiausių JAV įmonių indeksą,
Ir šitas ETF-as automatiškai reinvestuoja netgi išmokamus dividendus ir puikiai tinka tiem, kurie nenori skirti daug laiko investavimui. Pabrėžiu, tai nėra investavimo patarimas. Tai yra tiesiog mano nuomonė. Žinoma, investavimui į VUA ETF reikės internetinio brokerio, tai jeigu dar jo neturite, galite pasirinkti 24. Nuorodą galite pasižiūrėti apačioje. Šiuo metu dar ir vyksta kalėdinis bonusas, tai galit gauti įnešę pakankamai nemažą pinigų sumą, dar didesnį pinigų sumą iki 20 akcijų dovanų, kurios vertė kiekvienos nuo 7 iki $700, tai iki 20 akcijų dovanų galima gauti. Testavimas į minėtą patį ETF su tikeriu, pavyzdžiui, VUA, yra dar VUSA, pavyzdžiui, kuris išmoka dividendus, bet parodys ant VUA. Ateinam į savo profilį, Freedom24, paspaudžiam prekybą, susirandam VAA.eu šitoje vietoje, mums išmeta Vanguardo 100, mes pasirenkame jį, ateiname, yra žalias mygtukas pirkti, galima pirkti rinkos vertę, galima už jūsų norimą pinigų sumą, tai aš užstatysiu ribotą rinkos pavedimą, šiek tiek mažesnį, pavyzdžiui, $86, čia yra $86.03, tai aš tarkim noriu už 86 nusipirkti ir pavedimo nustatymuose nurodžius šitą kainą man leidžia pateikti pirkimo užsakymą. Spaudžiu štuką ir patvirtinu pirkimą. 5 sekundės ir jūs ką tik investavote į 500 didžiausių pasaulio įmonių. Vieno mygtuko spaudimu. Tai yra taip paprasta. Tai va, tai per 3-5 sekundės gali žengti pirmą žingsnį savo finansinės laisvės link ir šiandien tiek paanalizavome, kaip svarbu pradėti investuoti kuo anksčiau ir geriausias laikas tam nuo pat kūdikystės, antras geriausias laikas dabar. Ir aišku viena, gyvenime galime pasirinkti daugybę skirtingų kelių ir pasiekti tai, ko norime. Kiekvienas būdas yra geras. Ačiū tau uždėmesį ir tikiuosi, kad greitai pasimatysim kitame epizode. Kiek? Aš nespėsiu derinti darbą su mokslais, nesąmonės. Žodžiu.